Sveiki visi, kolegos, draugai ir laidos lengvai iš pirmo karto gerbėjai. Sveiki. Mes šiandien su Donatu, taip, sveikas. Sveiki. Labas. Labas. Gaminsim savaitgaliui turbūt. Taip, savaitgalio patiekalą vaikams, manau, dažniausia. O savaitgalio patiekalas vaikams tai yra keksiukai, šokoladiniai. Taip. Taip. Ir nuo ko mes turėtumėm pradėti? Aišku, turėtumėm pradėti turbūt nuo ingredientų. Įėjimo į parduotuvę. Gerai, taip, įėjimo į parduotuvę, bet turbūt daugumą iš mūsų namie tos ingredientus turim. O jeigu ne, mes staiga papildomai nusipirku vaisių ir šokolado. Vaisių ir šokolado. Mes šiandien keksiukus gaminsim iš kūno grūdų miltinio mišinio keksiukam. Taip. Labai paprasta, labai lengva, čia parašyta tik įpili, pamaišai ir jau užsikepa. Taip Įvertinsim ir pabandysim, ar tikrai yra. Tikrai taip ir yra. Tai gerai, tai pradedam. Tai nuo ko pradėsim? Tai turbūt pradėsim nuo paruošimo kepimo popieriaus. Taip. Aš nenaudoju kepimo... Formelių nenaudoju. Noriu didesnių keksiukų. Formelės jos labai mažus keksiukus padaro, mano vaikai mėgsta didelį keksiuką suvalgyti. Tai aš naudoju kepimo popierių paprastą. Taip. Jį sukarpau į kvadratėlius. Taip. Galiu parodyti kaip. Taip. Ir jisai kažkaip susilanksto į... Ir jisai susilanksto. Paprastai labai, ar ne? Parodysiu vieną pavyzdį, paskui sukarpysim vėliau kitus. Gerai. Paimu kvadratėlį, vietose įkerpu, 4 vietose įkerpu ir turiu va šitokį kvadratėlį. Tai aš jį ir naudosiu kaip kepimo popierių, kaip formelę kepti keksiukam. Aš tai esu nuoširdžiai nustebinta tokiais įgūdžiais. Iš kur čia tokie, čia YouTube'e pasižiūrėjot, ar kaip? Ne YouTube'e. Iš kur ta draugystė su maistu? Draugystė su maistu mano prasidėjo gal prieš kokį 15 metų, teko būti šefu. Ir teko šitie gaminti. Tik tai ne Lietuvos rinkoje, o Anglijos. Taip. Ir kai ką šefai išmokė. Labai įdomu. Tai va. Mišinys, ar ne? Mišinys, jo. Tai gal pradžiai ne mišinį dėčiau, pradžiai aš visą laiką pilu vandenį. Vandens pilame 220 ml. O šiaip eilės tvarka, ką pirmą reiktų pilti, yra ar jokios skirtumo? Aš nežinau iš tikrųjų, kaip kiti daro, bet aš turiu įprotį. Aš visą laiką pilu vandenį, tada pilu aliejų. Taip. Kažkodėl tai visą laiką darau. Ar taip reikia, man taip geriausiai yra. Tada šiek tiek sumaišau jūs. Ir tada po truputį pilu mišinį ir maišau. Gražiai, čia visai neblogai, nėra čia tų gumuliukų, kaip būna dažniausiai. Ne, gumuliukų čia nėra. Tikrai ne. Kaip manų košiai nebūna. Jums turbūt, kadangi prie virtuvės prisilietęs, tai turbūt nebūna, bet man tai dažnai. Ir viskas? Ir aš dar ką dedu, šiek tiek dedu druskos. O kam druska? Man druska suteikia tokį balansą tarp sūraus ir saldaus gaminio. Taip. Nuo vaikystės mes, kai valgom ir blynus, ten visą laiką būna cukrus ir druska. Tai aš visą laiką dedu man labiau, man skaniau. Paryškina tą šokolado skonį, paryškina šokolado skonį, nebėra taip saldžiai, gal taip, kaip yra. Tai va, pabandykim šitaip. O tai dabar gamindavot tik tais saldžius patiekalus? Ne. Tai mes čia gal šefų kovas galim daryti. Tai buvo gan senai, prieš 10 metų, daugiau, tai nelabai jau. Tai kadangi šita laida yra Valentino dienos proga, tai gal pašnekam apie tą šventę? Pašnekam. Kaip? Įdomi tema. Kokia įsimintiniausia Valentino diena? Turbūt buvo mokykloje, įsimintiniausia, kai būdavo laiškeliai, meilės paštas, būdavo per Valentino dieną mūsų mokykloje ir gavau laišką meilės prisipažinimą iš mergaitės. Gerai, kad dabar tai turbūt būtų iš berniuko, nebe. Ne, viskas buvo gerai iš mergaitės ir buvom dabar per susitikimą klasės. Ir kalbėjom ir dviese juokėmės, kaip buvo linksma ir sako, aš tikrai buvau tai įsimylėjusi. O, kaip miela. Gal toks įsimintiniausias, nes tikrai nežinau, ką daryti, man toks buvo šokas. Nepatikėjau, kas įvyko ir... O šiaip tai Valentino dienos tokios būdavo labai linksmos. Berniukai bėgiodavo nuo mergaičių. Mergaitės gaudavo, norėdavo širdelę padovanoti, bet būdavo visiems gėda labai. Taip, taigi tie lipdukai, širdelės, kurios klijuodavosi ant uniformų, ant žandų, ant rankų, visur. Ir kuo daugiau tu turi jų surinkti.
Tai va tokie prisiminimai. Tokias varžybas. O tu, mano Valentino diena iš tikrųjų tokia komercinė šventė. Visą laiką kažkaip turbūt asociacija su Rafaelo ir rožėm, ar ne? Ne, toksai standartas yra Valentino dienos. Bet dabar tikiuosi, kad keksiukai taps nauja tradicija Valentino dienos proga ir su šeima visi kepsim keksiukus. Ir tiesiog, o iš vaikystės, iš jaunystės, paauglystės kažkaip tais nėra užstrigusi ta šventė tokia, kaip man gal daugiau Kalėdos, Velykos, o ta Valentino tokia tiesiog. Tai ką, išmaišėm? Išmaišėm, tai gal einam paruošti kepimui? Tai einam. Kągi mes čia turim formeles, visai paprastos, nieko ypatingo. Ar yra skirtumas kepti metalinėse, špižinėse, kas čia? Čia metalas. Metalas. Ar silikoninės? Yra skirtumas, kaip iškeps ar ne? Aš silikoną nemėgstu. Supratau. Gerai, tada mėgstu metalą. Paprastą skardelę iš Maksimos ir man atstoja viską, ko man reikia. Gerai, tai ką dabar darom? Tai ką, pradžioj tai turbūt tą popierių, kurį susipjaustėme. Susikarpėm gražiai. Susikarpėme, taip, gabaliukais dėsime į vidų skardelę. Taip. Šiek tiek reikia prilaikyti, nes formelė nėra suformuota, ją reikia šiek tiek suformuoti. Ir dėt, ar ne? Jo, ir atsargiai reikėtų. Taip darom. Aš prilaikysiu, o tu sudėk. Gerai, tai čia dabar dėsim tik taip 1 šaukštą. Taip. Kad formelė laikytųsi. Laikau. Ir paskui jau dėsim ingredientus. Tai keksiukai bus su įdaru viduje, ar ne? Taip, keksiukai bus su įdaru viduje. Aš pasakysiu, aš darau, kaip sakyti, 2 keksiukus viename. Mano vienas vaikas mėgsta keksiukus su šokoladu, taip, o kitas mėgsta su mėlynėmis. Tai aš darau šokoladinius su mėlynėmis. O, tai tada dedam, ar ne? Taip, dabar dėsim mėlynės. Galima, aišku, ir kitokias uogas įdėti. Ne bėda, aš mėgstu šitas. Jeigu dėsite šaldytas, keksiukas bus dar šlapesnis. Galima šaldyti. Galima šaldyti. Neištišis. Ne, jis bus dar šlapesnis, nes bus ir vandens dar toj uogytėj. Ir šokolado. Ir šokolado šiek tiek. Pagal skonį, kas nori, kas nenori. Aš dedu dar šiek tiek šokolado į vidų. Balto arba juodo čia turbūt irgi, ar ne? Taip, tikrai. Ir ką, ant viršaus dar? Ir ant viršaus jau dar tešlos, ne, šiek tiek. Tešlos, dar 1 šaukštą. Šitas mišinys mano keksiukus padaro 8. 8. Dar 1 šaukštą. O ant viršaus po to jau kaip iškeps. Vėl dedu uogos. Vėl dedamos sluoksniais, taip? Skanu, taip. 1 sluoksnis yra viduje ir 1 ant viršaus. Labai gražiai atrodo, tikėkime, kad skonis bus toks pats geras, kaip ir vaizdas, kurį matome čia. Tai va, tai keksiukas paruoštas kepimui. Tai dedam toliau kitus. Dedam. Ok, dar 1. Tada laikyk šitą. Ir aš vidury skardos palieku laisvą vietą. Ten keksiukų nededu. Vidurinę eilę? Vidurinę eilę, taip. O kodėl? Ten pilu vandenį. Aha. Tie, kaip įdomu, o kodėl čia taip? Neturi kepimo garuose. Keksiukas tada būna šlapias, nesudžiūvęs ir tikrai skanesnis. Aš ir galvoju, kodėl man čia taip nesigauna. Pasirodo, yra paslaptis. Šefo paslaptis, kad į vidurinį eilę pilam vandenį. Taip. Labai čia, manau, naudinga bus kiekvienam sužinoti šitą paslaptėlę ir bus labai įdomu paragauti. Ką dar be keksiukų gamina šeimoje? Ką dar vaikai mėgsta? Tai iš saldžių patiekalų dar kepu blynus, kepu pyragus obuolių, kur stengiuosi kuo daugiau obuolių įdėti ir kuo mažiau miltų. Bet šiemet, man atrodo, pyragų dienoj nedalyvavot? Ne, nedalyvavau. Vengėt, ar ne? Bet kitąmet pasitaisysiu. Kitąmet pasitaisysiu ir parodysiu. Tai desertai pagrinde? Ne, iš saldžių gal taip, o iš rimtesnių patiekalų tai turiu kamado. Ten testuoju, bandau. O firminis patiekalas, kuris jau, gaminu kartą metuose, bet visada gaunasi. Sudėtingas, dėl to sakau kartą metuose. Tai gal žuvis kamado gaunasi labai skaniai. Labai mėgsta žmona lašišą. Tai mano lašiša, sako, vis laik būna skani ir pakankamai iškepus. Nes, kaip žinot, ta žuvis šiek kelios minutės daugiau ir perkepa. Taip. Gal, sakykim, tas mano firminis būtų patiekalas. Gerai.
Mes sugrįžom su iškeptais keksiukais. Atrodo labai gražiai, kvepia, kvapas nuostabus, bet jūs priminkit mūsų žiūrovams, kaip kepiam, kokio temperatūro ir kiek laiko, nes tai svarbu. Tai dar kartą pakartosiu, kaip sakiau, į vidurį reikia pilti vandenuko šiek tiek, kad jie būtų šlapesni. Ir aš kepu, darau 2 etapais. Pirmas kepimas yra 210 laipsnių ir kepu 15 minučių, o paskui sumažinu temperatūrą iki 190 ir kepu dar 10 minučių. Ką tai duoda, karštis pradžioje labiau iškelia keksiuką. Pradžioje iškelia, o paskui jis toliau kepa. Ir dar viena gal toks tipsas yra, kad kai iškepa keksiukus, ištraukiame juos iš orkaitės, paturiu uždengti su kažkokiu rankšluostėliu, nes garuoja drėgmė ir kai jis užsidengia, vėlgi būna keksiukas drėgmesnis. Man tikslas yra, kad jis būtų drėgnas, tai vis tokius tipsus ir dėlioju. Labai tokių naudingų paslapčių čia atskleidėt, manau. Dedam uogas, ar ne? Dedam. Dedam uogas ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Ir barstysim cukraus pudrą, o kitus gal bandysim aplieti pašildytų, išlydytų šokoladu. Skamba skaniai. Skamba labai skaniai. Aš tai va taip norėčiau pusryčiam tokių keksiukų. Bėga. Tiek to. Ir užbarstam šiek tiek cukraus pudrą, nes tiesiog vizualiai jie ir taip gražiai atrodo, bet atrodys dar gražiau. Kaip romantiškai. Labai, tikrai, vat ir ta raudona spalva ir nereikėjo čia tų rožių. Tai ką? Ačiū už pamoką, ačiū už patarimus, kad keksiukai išeitų tobuli. Ragaujam? Ragaujam. Dar šilti? Pradėk. Uogos viduje labai skaniai atrodo. Užkepia. Ir labai drėgni. Gavus? Pavyko. Lengvai iš pirmo karto.